Brangus tautiečiai, jūs galite klausti, kur yra jaunoji karta? Kodėl jie tyli? Kodėl tiek mažai jaunų žmonių susirenka į tokius renginius kaip šis? Atsakymas labai paprastas. Jie bijo. Kalbėti apie Lietuvą šiandien reiškia kalbėti apie baimę. Nes ar gali nebijoti jaunas žmogus, kada bijo jo autoritetai? Universiteto žmonės nuolat kalba apie problemas, kurias bijo patys spręsti. Jie verkšlena dėl jiems nepatinkančių pertvarkų, bet bijo pasirašyti viešus pasireiškimus. Jie bijo viešai kalbėti, bijo kovoti už savo idėjas, jie bijo netekti darbo vietų, kolegų užtarimo, nes kitaip problemų turės jų studentai. Dėl to ir studentai bijo kalbėti. Ir šiandienos mitinguose taip pat daugelio jų nėra, nes jie nenori rizikuoti savo ateitimi. Kaip mes galime nebijoti, kai susidorojimo su neįtikusiu akademiku yra vienas juokas? Kaip mes nebijosime, kai vienam dėstytojui daugkartinis skundas nieko nereiškia, o kitam iš praeities iškapstyta vienkartinės pastaba gali garantuoti bedarbystę? Ko jaunąją kartą moko baimės pritvinkęs universitetas? Jis moko pataikavimo, savų dangstymo ir veidmainystės. Jis moko, kad trapiu atlyginimu nukirstas liežuvis yra vienintelė laisvės forma. Ar jums tai atrodo normalu? Kai universitete atvirai tyčiajimas iš Lietuvą iškilių istorinių asmenybių, kai skurdinamos su lietuvybė susijusios studijos, kai mažinami iškilių akademikų etatai, atiminėjami ilgamečiai, gerai lankomi autoriniai kursai, kai universitetai stoja vis didesni beraščiai ir studentų lygis siekia neregėtas žemumas, kai studentai darosi vis abejingesni savo šalies likimų ir nebemato joje savo ateities, ką mes darome? Mes ir toliau svaigstame apie tai, kaip viskas mums sekasi, kaip kylame reitinguose ir kaip niekada dar negyvename taip gerai. Tai yra pasityčiojimas iš Lietuvos ateities. Iš mūsų atėmė drąsą ir pasitikėjimą. Mes bijome savo pačių minčių, nes baimės agentais tapę studentai ėmė tyčiotis vieni iš kitų. Išdrįsti kažką pasakyti kitaip nei padiktuota konjunktūros, tai stoti skersai kelio universitetui, jo misijai ir apskritai teisingai politikai, kurios monopolį užėmė liberalių pažiūrų žmonės, paskelbė karą bet kam, kas nesutinka su jų liberalizmu. Mumise išugdyta baimė virto gailesčiu. Mums gaila savo laiką aukoti ir bent žodžiais apginti tuos, kurie už mus kadaise aukojo gyvybės. Mums gaila daryti kažką dėl kitų. Mums gaila atsitraukti nuo neįpareigojančių kasdienių rūpesčių, kad tik neturėtume rimtesnių problemų, kad tik nebūtume spaudžiami, kad tik nebūtume išjuokiami, kad tik nepasirodytume nepažangus ir netolerantiški. Mums gaila, nes patys svarbiausi dalykai, per amžius buvę žmogiškumo pagrindais, tapo dalykais, kurie neapsimoka. Universitetui neapsimoka studijos ir tyrimai, kurie taip pat neatsiperka ekonomiškai. Mums sakė, kad būti patriotiškais, tautiškais, laikytis tradicijų ir siekti Lietuvos klestėjimo paprasčiausiai neapsimoka. Bet lygiai taip pat neapsimoka aukotis, mylėti, kentėti, dovanoti. Iš tikrųjų neapsimoka tik patys svarbiausi dalykai, kurių atsisakymo kaina yra žmogiškumo, o kartu su juo ir lietuvių tautos išnykimas. Tačiau universitete bandoma steigti gėjų ir transseksualų grupę, dauginamos įvairios lyčių, feminizmo, medijų ir kitokios naujųjų komunistų darbais paremtos studijų programos. Čia jau apsimoka, čia viskas pažangu ir tolerantiška. Kas nesutinka, tie yra minties nusikaltėliai. Mes tokiai tolerancijai universitete šiandien norime pasakyti griežtą ne. Nėra jokios laisvės ir jokios demokratijos ten, kur žmogus negali laisvai kalbėti, kur jį kausto baimę, kur ateiti į mitingą ir atstovėti už tau svarbės idėjas paprasčiausiai neapsimoka, nes rizikuoja savo ateitimi. Ne, tai ne studentai bailiai, tai ta nesveika baimės atmosfera, kurią laikas užbaigti. Tauta bunda, bet jaunimas vis dar miega. Ir jo nepažadinus, tautos prabudimas taps tik paskutinė jos egzistencijos valanda. Kad taip nenutiktų, tai reikia paprasto dalyko. Tautai ir valstybei atsidavusio universiteto, kurio pagrindas būtų laisvė. Mūsų priešai sako, kad laisvė yra ir kad būtent mes norime įtvirtinti vieną ideologiją. Tačiau ta laisvė ribojama kitokį jo supratimą turintiems žmonėms, kurie nemano, kad išsivaikščiojimas yra pozityvi valstybės strategija, kurie netiki, kad galima tylėti apsimetant, jog nieko nevyksta, kai Europoje vyksta transformacijos, apie kurias dar ilgai rašys istorijos vadovėliai. Formaliai laisvė egzistuoja, tačiau su žiaurių ir subtilių sankcijų baime. Tokiai laisvė dangstomai baimiai mes šiandien sakome ne. Ne, gerbėmėji, universitetinė baimės atmosfera, palydima patyčių, marginalizavimo, etikečių klijavimo ir tyčinio sąvokų painėjimo,
yra visiškai priešinga laisvei, nes baimė yra vergovės ir totalitarizmo šaltinis. Tikroji universiteto vizija yra pažangusis globalitarizmas, jau eilę metų dominuojantis ir valdžios koridoriuose. Tai šimtus tūkstančių lietuvių, ypač dar jaunų, privertė iš tiesų padaryti pažangą ir žengti anapus noro gyventi Lietuvoje. Tokia strategija yra pražūtinga, todėl privalome sugrąžinti universitetą tautai ir valstybei tam, kad sugrąžintume jaunimą, nes be jo universitetas, kad ir koks pažangus, neturi absoliučiai jokios prasmės. Šiandien pažangiajam globalitarizmui mes garsiai tariame – ne. Įveikime baimę ir abejingumą, kad pelnytume laisvę, kurios vardu niekas nediktuoja, ką daryti apsimoka, ko neapsimoka, kurios vardu niekas mums nesakys, kad stiprus mūsų tautos namai globaliame pasaulyje neapsimoka. Gerbiamieji, išsklaidykime globalizmo miražą. Tai gyvuoja lietuvių tauta ir jos laisvė.